Tikrai didelio žurnalistų antplūdžio. Pirmiausia, aišku, mūsų šalies žiniasklaidos atstovai turėtų čia pasirodyti, nes iš Graikų Romėnų imtynių dalyvių mes čia tikimės pačių geriausių rezultatų. Be abejo, tikimės ne vieną medalį ir rytoj nuo pat ankstyvo ryto mūsų šalies sportininkai pradės kovą Europos čempionate. Varžovų kompanijos tikrai solidžios ir, kaip minėjo Giedrius, solidžiausia yra net 29 dalyvius įtraukusi svorio kategoriją iki 66 kg, nes ir visose kitose 27, 22, 24, 29, taigi beveik po 30 sportininkų, kai kuriuose svorio kategorijose pradės kovą dėl Europos čempionato medalių. Na dabar svorio kategorija iki 63 kg ir čia pirmoji dvikova tarp Teresos Mendes ir Hannes Johansson, Ispanijos ir Švedijos sportininkų. Ispanija Teresa Mendes pernai buvo 13, na, o Švedijos garbė pernai Europos čempionate gynė kita atletė. Pakeliui link mažojo finalo, link kovos dėl bronzos. Ispanijos sportininkė yra įveikusi Baltarusę ir po to nusileido Rusijos imtynininkiai Alenai Kartašovai ir būtent Kartašovą mes matysime kovosiančią finale. Taigi po guodos dvikovos Ispanijos imtynininkė pateko į mažąjį finalą ir dabar štai pradeda kovą su patyrusia Švedijos imtynininkė. Mes priminsime, kad Švedijos imtynininkės jau turi vieną iškovotą aukso medalį. Vakar Johanna Matson laimėjo svorio kategorijoje iki 59 kg, na, dabar Hanna Johansson. Na, tai patvirtina taisyklę, kad tiesiog viena gera imtynininkė šaly negali būti. Paprastai turi būti arti jos geros priešininkės, tai vadinamas rimtos partnerės. Ir matom, jeigu čempionė yra 59 kg, tai jau jos galbūt ir viena iš draugių, viena iš treniruočių partnerių Johansson kovoja dėl bronzos medalio 63 kg svorio kategorijoje. Na, Švedijai 18 metų, Ispanijos imtynininkė Teresai Mendes 26. Solidesnė patirtis, bet kol kas ta patirtis nepadėjo jai ir kol kas praėjus bemaž pusantros minutės pirmame kėlinuke minimali, bet vis dėlto Švedijos sportininkės persvara. Taip, skirtingai nuo laisvų imtynių, kuriuose imtyniavo vyrai, matome, kad moterų vis dėlto atstovaujančių, imtyniaujančių finaluose geografija yra žymiai platesnė. Čia yra ir Ispanijos, ir Švedijos, ir daug kitų šalių atstovų. O laisvuose imtynėse dominavo, sakykime, 5 šalės, kurios susirinko liūto dalį taškų. Taigi, matome Švedijos imtynininkę. Baigėsi. Kėlinukas sugeba įsaugoti tą minimalę persvarą ir dabar jau Ispanijai Teresai Mendes reikės eiti vabank. Tvirtai laikė ranką savo priešininkę Švedijos imtynininkė ir manau, jeigu Ispanija būtų ir toliau bandžius užeidinėti už nugaros, jinai galėjo puikiai kontratakuoti, todėl tie Ispanijos veiksmai daugiau buvo tokie jau ėjimas vabank, galima sakyti, likus keliom sekundėm, kadangi dar pralošti keli taškai nieko nereiškia. Matom, puikus veiksmas, kurį atliko Švedijos imtynininkė. Ir čia pat bandymas pratęsti ataką, kada jinai bando dviem rankom suimti priešininkės ranką ir versti toliau. Šitoje svorio kategorijoje mes mūsų šalies atstovų neturėjome, Ispanijai nepavyko. Rizikavo Ispanijos imtynininkė, bet prasilenkė gražiai ir to užteko, kad praslysto ir užeitų priešininkė už nugaros. Ar mūsų šalies atstovės nepakankamai aukštą meistriškumo ir tiesiog šeimininkų teisę pasinaudoti nedrįsote? Ir buvo galima, ko gero, kaip šeimininkams turėti atstovų visose 7 svorio kategorijose.
Taip, tai reikėjo tik tai turėti tas imtynininkes, kurios galėtų jau kovoti, ne tik išeiti ant kilimo, bet ir kovoti. Bet tokių trenerių kolektyvas nusprendė, kad šiai dienai gali 5 lipti ant imtynininkų kilimą iš 7 svorio kategorijų, 2 liko kaip ir laisvos. Tai ką darysim? Na va, matom, čia kontratakavo. Bando tiltelį daryti, bet Kontratakavo Švedijos imtynininkė ir atliko tokį pusiau metimą per nugarą, paėmus ranką ir liemenį, ir va, kilimo arbitras ir taip pat gavo šoninio teisėjo sutikimą, kuris skelbė, kad buvo mentis. Mentis, neužtenka vieno teisėjo sprendimo, kad galėtų jis pripažinti tokį pranašumą, jam arbitras pakelia ranką, tiesiog rodydama savo nuomonę, tai vadinasi iškelta ranka, vadinasi, kad jo nuomonė jau yra priešininkė, vienas iš imtynininkų gulė nugaros, o reikia laukti pritarimo ir gavęs šitą pritarimą. Ispanija nenoromis, bet vis dėlto priversta sutikti su tuo, kad bronzos medalį pelno Hanna Johansson, 18-metė Švedijos imtynininkė. Sakyčiau, gal neįtikėtinai lengvai Švedijos imtynininkė realizavo pranašumą. Atvirai pasakysiu, laukiu čia daug aštresnės kovos, bet sportas yra sportas, pasikartosiu. Ir vėl puikus veiksmas, puikiai kontrataka. Dar ne paskutinį veiksmą mes dabar matome. Tiesiog na va čia dabar, va, kada pasikėlė. Viskas, taip, Ispanijos imtynininkė anksčiau laiko, tiesiog visai nereikėjo jai stoti šitoje situacijoje ir Švedija puikiai pasinaudoja progą ir atlikusi metimą, kaip pusiau metimą, pusiau nuvertimą, kadangi vis dėlto buvo labai